Kvietėm į šią stovyklą 20 vaikų, atvyko 18, pora yra sergančių, tai atsisakė dalyvauti. Tai yra pirma stovykla šio amžiaus, EOFAS yra tokios pirmos įvadinės varžybos į tą, sakykime, profesionalų sportą. Tai pirma stovykla, darbinė, susipažinti daugiau su vaikais, ką jie moka, kokius gebėjimus, įvertinti, ką atsineša ir ką turim padaryti per šį ateinantį ciklą iki Liepos mėnesio artėjančių varžybų. Apie lyderius, tai lyderių labai išreikštų neturim. Yra vienas gal berniukas, kuris išsiskiria savo rezultatais iš bendramžių, o daugiau visi labai panašaus lygio. Kaip sakom, čia ta karantininė karta, kurie tuo metu, kai buvo karantinas, ne visi galėjo plaukti, tai įgūdžiai nėra tokie geri kaip jų metais vyresnių kolegų, kuriem ir turėjo būti varžybos, tai neturim tokių.